Dabar Elena Budrienė pasidalins savo prisiminimais apie vaikystę, apie mokyklą, apie savo gyvenimą, nes mums jauniems iš tikrųjų yra įdomu sužinoti, kaip gyveno Smetonos laikais žmonės ir kaipgi atėjo tas noras austi, nes pagrindinė mūsų tema, mūsų pokalbis ir pagrindinis tikslas yra apie jūs papasakoti kaip apie audėją. O dabar sakykite, tai kaip jūs pradėjot austi, nuo ko jūs pradėjot, iš kur jūs tą tokį norą ir meilę audimui turėjote? Nu, nežinau, aš iš pat mažą kažką jau į mokyklą jau staklės į stačią ausdavau. Nu, ir mama nedrausdavo. Atsimenu, paskui takus audėm, nu tai mama papasakojo, aš suvėriau. Nu tai ir nuo to į pradėjau pabiškį. Tai jūsų audimas prasidėjo nuo mamos. Jūsų mama irgi ausdavo. Ausdavo. O tai tos staklės dabar, kur yra jau gaila išardytos, tai ten yra jūsų mamos palikimas jums, ar ne? Mano tetės darba. Tetės darba ten tos staklės. Na ir mano tetė buvo jau visų galų meistras. Ir trobą jis pats statė, paskui vėjinių malūną turėjo čia ant kalniuką, paskui ir mūryti, ir bažnyčios Šventą Petrą ir Povilą. Tas Boska paveikslas jo yra apdirbtas. Tai tikrai nagingas jūsų tėvukas buvo. Buvo, visų galų meistras buvo. Ir visko, ko dirba, taip jau jis lepis nebuvo. Jau kas reikėjęs, su tokias jau žmonėms rimtas drauga buvo, su klebonu, su mokytojas. Na ir... Nu jau su rimtais vyrais užsiimdavo ir rimtus darbus dirbdavo, jau nebūdavo kada. Ne, tik rūkį, bet tas rūkim sanotin buvo. Taip, tik tai jau kada norės sugalvoti, ko nors padirbti. Nu tai, sakykime, aš susisukdavo, surūkydavo, sugalvodavo atsisėdęs ant plastuotą. O jo nepijoks buvo, negėrė. Nu, jeigu tiek dirba, aišku, jau gerti nelabai buvo kada. O dabar, sakykit, jūs tuos raštus pati sugalvojate ausdama? Nu, ten tos mama jau tokių aštuonyčių neausdavo. Žinoma, kad pirmiau, kada buvo šeimyna žyma verbdavo moteriškas, o prieš jau pavasarį, kada Ninas pajugėdavo, tada jau ausdavo. Na ir tos paprastus tokius aš jau iš mamas išmokau. Nu, paskui pradėjau galvoti, jeigu kitas gali išmokti, o kodėl aš negaliu. Na ir ten nuo tokių giminaičių gavau rašto, o šitas pirma, tas audeklas pirms aštuonytis laumstų. Na ir pradėjau. Perfilmuosime čia tą įtarpsmą. Po biškį. O sakykit, kokie jums audimai patys maloniausi, ar tie aštuonyčiai, ar kažkokie kitokie? Nu, aš daugiausiai aštuonyčius laumstus. Daugiausiai tuos. Na, paskui to paprastą aštuonytį, žakardinį, to jau rankšluosčius ausdavau. Tas žakardinis tai jau nesunkus. Tas sudėtingesnis tas laumstas. O sakykit, kiek per gyvenimą jūs iššaudėt? Jeigu kilometrais matuotumėm, kiek kilometrų iššaudėt? Nežinau. Daug turbūt, ar ne? Visokių raštų, visokių audimų. Čia tokie bačiūninių mokytojai buvo, ją ausdavau, paskui Vitkienė ausdavau. Nu, daug, nežinau kiek. Daug esate iššaudus. Daug. Tai turbūt jau giminės visi yra apdovanoti jūsų rankdarbiais. Na, brolenę ir seserę išaudžiau. Na, vaikai turbūt irgi turi jūsų darbais papuošti namai. Nu, to ir po biškį. Po biškį tur. O koks jums yra pats gal turit patį mėgstamiausią kažkokią darbelį padaryti iš austo? Ar yra koks nors užsilikęs, kurio gaila atiduoti būtų?
Nu, kad ne, esu daug išdalijus, bet jau, kur turiu pasilikusis, tik jau visi vienoda. Visi vienodai brangus, į visus vienodai darbo ir meilės įdėta. Jo. Jau kol akis nepradėjo silpnėti, toli visą davau paskiau. O tai kiek laiko jūs jau nebeaudžiat? Maždaug. Nu jau, kokių 5-6 metų gal. Tai ilgai audėt. Ilgai audėt, iš tikrųjų. O sakykit, be audimo, ką jūs dar veikdavot? Siuvinėti mėgau. Čia kur nors turit išsiuvinėtą savo ką nors? Jį yra. Čia gal ant pagalį, ne? Ne, yra, tai mačiau. Ten spintoje čiupinėjo. Aha, nu tai paprašysime atnešinai mums tų išsiuvinėtą. O šiaip, sakykit, kai buvo kolūkio laikai, jūs ėjote į kolūkį, dirbot, buvot kolūkietė? Dirbau, karves melžiau, fermo dirbau keletą metų. Na ir taip jau į kolūkę, į laukus mažatę jau. O tai pagrindė jūsų užsiėmimas buvo audimas, ar ne? Na jau daugiausiai. Daugiausiai buvo. O jūs, kai jausdavot, ką jūs galvodavot tuomet, kai jausdavot? Nu, vat, kad audant nėra kada galvoti, reikia skaityti siūlus, reikia. Na ir mezgimus mėgau, buvau savo kostiumuką nusimezgusi, 2 suknes buvau nusimezgus iš po karą, kada jau buvo sunkiai gaunama. Nu tai vieną suknelį nusimezgiau iš lininių siūlų, paskiau antrą. Nu, pasivilgau į apačią, kokie apatinį baltą, čia jau tokie retą ant viršaus. Tai žodžiu, jūs esat ne viena audėja, bet ir mezgėja, ir siuvinėtoja, ir labai gražių darbų. Ir siuvėja buvot. Ir apsisiūdavau savo šeimyną dar. Ir kaimynkom vaikam apsiūdavau. Tas pats Sadauskis dar kitas iki juokės. Ar atsimeni, sako, kad tu man kelnikė siuva. Tai iš tikrųjų, jums galbūt net ir nebuvo kada ir kolūkio laukuose darbuotis. O jūs pati šeiminos, kiek susilaukėt? 4. 4. Pagrandukė Irutė, turbūt pati didžiausia padėjėja jūsų. Nu jau pats ramstis dabar. Pats pagrindinis ramstis. Ir šiuo metu dabar dar sūnus pas jūs yra. Nu dabar jau yra. Dabar yra ir Antanas. Nu, pas Alvyrą atsiremti nėra ką toli. Danutė savo ūkį tor. Jau ir pati pensininkė. Jau ir Alvyra į pensiją išėjo. Nu, va, ir vaikai. Antanas jau pensininkas, tik tą darot. Pagrandukė dar. Pagrandukė dar jie visą. Nu ir Danutės Edita užauginau dar. O, tai iš tikrųjų daug ir pati gyvenot savo gyvenimą ir vaikam padėjot, nu iš tikrųjų, galbūt už tai todėl tokį gražų amžių sulaukėt. Nu, padėjau, kiek galėjau. O sakyt, o kada jūs viena likot su vaikais? 94. Jo, 4. Ne, 92. 92. Jo. Na, tai jau vaikai jau didelį, jau suaugę jau buvo. visi jau žanuoti buvo. Jau visą savo gyvenimus gyveno. Jo. Tai jau iš tikrųjų nebebuvo labai. Na, dabar jau kaip našlė 22 metų. Čia tik maža dalis Elenos Budrienės išaustų. Nu, dar senam klube, dar ta nauja nebuvo pastatyta. Nežinau, kelinti tai metą buvo.
Ir čia jūsų darbų paroda buvo, čia vien jūsų darbai. Ne, čia tai mano vienos, bet buvo ir daugiau ten.